Vėsūs ir drėgni šio pavasario orai labai palankus vasarojaus augalų vystymuisi. Linas Agro technologijų plėtros vadovas Andrius Lukoševičius žemdirbius skatina laiku atlikti pasėlių priežiūros darbus. Daugelėje pasėlių vasarinių kviečių augalai jau formuoja du šoninius ūglius. Tai reiškia, kad kartojasi praėjusių metų situacija, kuomet vasarinių kviečių pasėliai dėl intensyvaus krūmimosi buvo padidinto tankumo, bet kartu ir aukšto derlingumo. Norėdami pasiekti tokių pat gerų rezultatų, turime laiku atlikti augalų apsaugos darbus. Didelė dalis vasarinių kviečių pasėlių jau yra antro krūmimosi tarpsnio pusėje, tad prasideda tinkamiausias laikas panaudoti augimo reguliatorių Cikocel. Jis paskatins šaknų bei šoninių ūglių vystymas, taigi turėsime ne tik produktyvesnius stiebus, bet ir atsparius išgulimui pasėlius. Sparčiai auga ne tik vasarojaus augalai, bet ir piktžolės. Vasarinių kviečių pasėliuose šiuo metu svarbu užbaigti naudoti herbicidus dviskiltėms piktžolėms naikinti. Tam galima panaudoti daugelį herbicidų, tačiau vieni veiksmingiausių yra Mustang Forte arba Biathlon mišinėje su lipnia medžiaga. Kol piktžolės mažos ir nesuvešėję kviečių augalai, net mažesnės šių herbicidų normos bus labai efektyvios. Beje, Biathlon herbicidas registruotas naudoti ir vasarinių miežių, kvietrugių ir avižų pasėliuose. Primenu, kad vienskiltės piktžolės vasarojaus pasėliuose reikia naikinti vėliau, kai jos visos sudygsta iš gilesnių dirvos sluoksnių. Andrius Lukoševičius atkreipė dėmesį, kad šiuo metu svarbu pasirūpinti vasarojaus tręšimu. Visi žinote, kad siera augalams reikalinga per visą jų vegetaciją. Taigi vasarinių javų pasėlius, kuriuose augalai intensyviai krūmijasi, dabar pats tinkamiausias laikas yra patręšti amonio sulfato trąšomis. Krūmijimosi antroje pusėje, siekiant aukštesnio vasarinių kviečių derlingumo, pasėlius reikia patręšti per lapus NPK trąšomis su didesniu fosforo kiekiu, būtent produktyvesnės varpos vystymuisi paskatinti. Tręšimą per lapus galima suderinti su herbicidų naudojimu. Žiemkenčių pasėliuose prasideda tinkamiausias laikas panaudoti fungicidus. Noriu atkreipti dėmesį, kad pietinėje Lietuvos dalyje ankstyvos žieminių kviečių veislės jau suformavo vėliavinį lapą. Tokiuose pasėliuose prasideda tinkamiausias laikas fungicido Viverda arba fungicidų Amistar ir Maredo mišinio naudojimu, siekiant apsaugoti nuo ligų svarbiausius paskutinius 3 lapus. Penkiuose pasėliuose kartu su fungicidu rekomenduojamas ir pakartotinas augimo reguliatoriaus Terpal arba Cerone panaudojimas, kuris užtikrins augalų atsparumą išgulimui. Aktualią informaciją apie augalų priežiūrą sužinosite tinklalapyje www.rapsai.lt.